Šiandien laidoje. Parodėm stebuklingą greitį kaip valstybė, kaip krašto apsaugos ministerija, kariuomenė. Reiškia, iš karto atsakas į rugsėjo 11. Ką mes galime padaryti, nes jau mes matom, kad jau amerikiečiai pradeda kariauti, jau prasideda džyvuotas Global War on Terror. Operacijas vykdo aitvaras, eskadronas. Bet jis suformuojamas, išvyksta, atlieka misiją, operaciją, užduotį, grįžta ir vėl užsiskirtų. Ir jų nėra. Nes padavimuose irgi taip pat. Aitvaras neturi aiškios formos, jis gali pasiversti žmogum, gyvūnų, laksto medžių viršūnėm, liepsnojančią odegą, blogiečių trobą sudegina, geriečiam padeda ir... O kur aitvaras? Niekas nežino. Niekas nežino. Sveiki gyvi parokomanai. Aš esu Mantas Vilimas ir sveikinu jūs vėl užėmus patrulio bazę. Šiandien kalbėsime tema, apie kurią atrodo daug nekalbama, bet yra daug ką pasakyti. Su mumis studijoje šiandien išskirtinis svečias. Tai yra atsargos pulkininkas, specialiųjų operacijų pajėgų įkūrėjas Saulius Guzevičius. Labą dieną. Labą dieną. Einam tiesiai prie esmės, leisim daugiau panagrinėti atsakymų ir klausimų, pasidomėkim, iš kur apskritai atsirado ta SOP kūrėjų bendruomenė visų pirma Lietuvoje. 90 metų savanoriai ir aukščiausios tarybos apsaugos skyrius, tai Skučo muškietininkai, nes ten viskas prasideda. Mes draugų grupė, kurie nuo 15-16 metų draugaudavom, didelė dalis iš Antakalnio, paties galo, kai mes dar prie laužų su alum sapieginiai sėdėdavom ir būdami dar 16 metų, kaip minėjau, jau kalbėjom, kad vieną dieną vis tiek mes tuos sovietinius komunistus išvysim lauk. Tai tokios buvo nuotaikos, mes tiesiog laukiam, kada ateis tas laikas ir kai buvo pati pradžia, dainuojanti revoliucija, kovo 11, mitingai ir mes pagalvojom, viskas, mūsų nereiks. O savanoriai, 18 metų savanoriai, sukilimų dalyviai, viduramžių kariai, karas po karo, kaip mūsų, negi mūsų neprireiks. Ir po to, kaip atsirado skelbimai tokie nedideli visur mieste ant stulpų su tokiu mažu vyčiu, kad ateina sunkus laikai ir Lietuvai reikia savanoriams, galvom, nu va, galų galia čia, be mūsų niekaip. Tai mes iš karto su draugais nuėjom užsirašėm ir neužilgo mus pakvietė Artūras Kučas į apsaugos skyrių ir va, ten buvo suformuotas po kiek laiko 4. būrys, nes paaiškėjo, kad vien asmenų apsaugos ir pastatų apsaugos neužteks, todėl kad vis nauji ir nauji įvykiai, vis naujos ir naujos provokacijos atsiranda. Ir reikia kažkaip su jom tvarkytis. Ir reikia kažkokio specialaus vieneto, kuris sugebės tvarkytis su visokiom provokacijom ir net turėtų būti pasiruošęs tvarkytis su iššūkiais, kurių mes net nežinom, kokie jie įvyks dar. Todėl reikia būti pasiruošus bet kam. Tai taip būna suformuojamas tas 4. būrys. Ir gauna patirties ir sausio 8, ir sausio 13, ir po to be abejo per pučą. Daug ten buvo vieną savaitę, vadinosi, nei dienos be šūvio. Įvairiausi ir su OMON, ir KGB, ir su kariškiais rusų įvairiausi susidūrimai vyko. Ir po to, žinoma, labai didelę įtaką padarė Prancūzijos kovos su terorizmu mokykla, kur mes buvom išsiųsti 92 metais. Čia buvo aplamai pirma išvyka, pirmi mokslai vakarietiški, užsienį. Ir kaip tarp kitko priėmė jūs tais laikais, atrodo, prancūzai? Labai įdomu, todėl kad, tiesą pasakius, pirmieji instruktoriai tai buvo Kanados žvalgas Kostas Rimša. Jis beje yra apdovanotas ir mūsų prezidento garbingų apdovanojimų, nes jis nepaprastai daug yra padėjęs Lietuvos tarnybom įvairiom. Ir pirmasis, kuris atvežė poligrafą į Lietuvą. Ir iki šiol jis padeda, iki šiol ruošia šaulius atvykęs dabar. Visai nesenai čia lankėsi. Tai jis atvyko su savo seržantų instruktorium privačiai. Ir tai buvo pirmi kursai, tai buvo mokslai asmenų apsaugos ir paskaitos apie specialiuosius dalinius ir įkaitų vadavimą ir viską, žodžiu, iš jo. Sekantis neužilgo atvyko amerikiečių, ten buvo grupė iš žvalgybų, slaptosios tarnybos, bet jie pagrindė koncentravosi į asmenų apsaugą. Nes dar tada visi buvo labai atsargus ir reiškia, tokių intervencinių veiksmų nenorėjo mokyti. Ir staiga prancūzai, 92 metai vasara, vidurvasaris, mes irgi labai nustebom. Ir jie mus
9 pasikvietė, kai grupės, jie turėdavo 10 žmonių grupės, užsieniečių, bet iš šalies tik po 2 ir staiga 9 lietuviai. Pusės metų kursas, visiškai atviras, su visom intervencijom, visais atrankom ir visko. Ir mes jau turėjom patirties ir susišaudimų, ir realių, žinojom, kaip kvepia sudegęs parakas jau. Bet mes neturėjom jokio karinio išsilavinimo ir prancūzai mums viską sudėliojo į lentynas. Kaip padaryti atrankas, mus pačius prakošė per atrankas, per visus testus ir kai tu paragauji savo kailių viską, tai tau ne teoriniai mokslai yra. Ir tada mes supratom, kaip reikia atsirinkti žmonės, kokius žmonės reikia atsirinkti, ieškoti. Ir tai buvo nepaprastai naudinga. Tai čia buvo pirmas. Galima sakyti, kad mūsų specialiųjų operacijų pajėgos turi prancūziškos mokyklos šaknų, tada taip išeina. Turi, dalį turi vienareikšmiai, garsiojo Žiežien. O apskritai, kad jau palėtėm ir užsienio dalyvius, ar yra toks reiškinys, kad viso, bent jau alijanso specialiosios operacijos, jų pajėgų kariai yra viena didelė šeima, jaučiamas kažkoks bendrystės jausmas tarp jų? Vienareikšmiai. Tik aišku, yra ilgas kelias, kaip pakliūti į tą klubą, į aukščiausią lygą, kad patekti žaisti. Tai tavęs taip nieks iš karto nepriims. Ir tave ilgai stebės, žiūrės, bendraus pratybos, bet finalinės priėmimas gali būti tik po to, kai tu esi battle test. Apie šaknis jūs kalbėjote. Tai prancūziškų dalis šaknų yra, bet pačios tikriausios šaknis, ką mes sakom, kad specialiosios pajėgos Lietuvos buvo sukurtos 44 metais, kai prasidėjo karas po karo. Todėl, kad jis buvo asimetrinis ir pradžioj buvo bandoma kovoti tais metodais, kaip tarpukarį buvo išmokinti tie kariškiai, nes vyrai, kai išėjo į miškus priešintis antrai bangai sovietino okupacijos, tai nebuvo daug kariškių tarp jų. Nes dalis buvo jau Sibire po pirmos bangos, dalis buvo iššaudyta jau, dalis buvo pasitraukę. Nesuprato, kas jų laukia, kai pirma banga užėjo ir tas gėdingas buvo sprendimas priimtas. Ir sutikti Raudonąją armiją kaip draugingą mums, kaip skamba to meto kariuomenės vado Vitkausko įsakyme. Tai kuo tai baigėsi, mes žinom. Tai ir žmonės suprato, kas bus dabar, bet išėjusiam vyram, žaliukam, kaip juos vadino, ir net įsakymuose 45 metų taip ir skamba, visiems žaliukam arba slaptai tik žaliukų vadam ir ten aprašyta, kaip turi būti vienetai suformuoti. Tai 45 metais yra labai aišku, kad konvenciniais metodais, kai buvo bandoma kariauti didesniam pajėgom, didesniais būriais nepakariausi. Kalniškių mūšis yra pats toks ryškiausias pavyzdys, kai abi pusės turi didelių nuostolių. Aišku, kadangi žaliukai įsitvirtinę kalvose, tai ir po to prasiveržė, jie turi mažiau nuostolių negu priešas, gerokai, bet jie supranta, kad jau tokiais būdais nepakariausi. Ir jie iš principo atranda komandosų taktiką iš naujo, kuri žinoma naudota dar būrų kare, Pietų Afrikoje dabartiniai prieš anglų kolonistus, bet jie ją suranda iš naujo. Ir va tuose įsakymuose, slaptai tik žaliuko vadam ar visiems žaliukam, tai yra net aprašyta, kaip turi būti sudarytos nedidelės komandos, kuo jos turi būti ginkluotos, kokias operacijas turi vykdyti ir kaip. Tai va ten yra šaknis visos specialiųjų pajėgų ir mes sakom, kad 95 metais mes pradėjom tik atkurti. Tai iš praeities stiprybės ėmėt? Vienareikšmiai, nes aš prisimenu 90 metais, kai tik buvo perleista Lietuvoje pirmą kartą išleista Lukšos Daumanto knyga Partizanai, dar originalus pavadinimas Partizanai iš geležinės uždangos. Aš ją tiesiog suvalgiau iš karto, tai buvo įdomiausiai skaityta knyga, nes anksčiau mes galėjom pasiskaityti apie specpajėgas. Na, ten Skorcenio buvo kažkada sovietmečių, žmogaus su randais pėdomis dar, o čia staiga mūsų, ir mes buvom, čia mūsų yra legenda. Su kuo dar teko pačioj pradžioje bendrauti? Paminėjom šiek tiek britų, amerikiečių, gal su SAS, su Delta irgi kursų vyko? Ne, tiesą pasakius, ten labai uždara. Labai, jau per daug. Bet prancūzai prisėmė, pavyko susibendrauti, pavyko pamatyti pasaulio ir grįžom iš karto perduoti visą žinią čionai. Taip.
Dėl Britų galiu tik pasakyti, kad buvo puikus 2005 metais gynybos atašė. Tai vat jis suorganizavo nuostabią kelionę mum į Londoną, kur yra, kaip žinoma, DSF-as Britų vadovybė specpajėgų. Tai čia buvo toks jau rimtas sąlytis. Bet jau mes buvom toj lygoje, jau mes žaidėm aukščiausiai lygoje. Kada mes tada į tą lygą atėjom ir kaip? Labai įdomiai. Mes, kaip aš minėjau, kad stebi natūralu vakarų kolegos, jie stebi ir kita šalis, kas turi kokį pajėgumą, jie dairosi pajėgumų. Ir pradžioj, kai buvo labai teisingai padaryta, kai buvo pradėta kurti 95 ypatingos paskirties tarnybą, tai buvo viskas labai užslaptinta, iš tiesų. Ir tai buvo labai teisingai padaryta. Todėl, kad įtaka dar rytų buvo pakankamai jaučiama, nes, kai žinot, 93 tik buvo išvesta kariuomenė, OMONas ir KGB. Ir jūs prisimenat turbūt, ką pasakė, ar žinot, ką pasakė tuometinis KGB vadovas. Jo garsioji frazė - išeidamas pasilik. Tai buvo čia išeinant iš Lietuvos toks numestas. Tai tą įtaką 95 mes pradėjom kurti, bet dar visokių provokacijų, visokių bandymų įtakot dar yra, todėl buvo priimtas sprendimas visiškai užslaptinti, nes mus priglaudė, galima pasakyti, du pociai. Mes, kadangi iš apsaugos skyriaus jis buvo transformuotas į VRM ir ne visi buvo sužavėti tuo, tai mes dairėmės galbūt labiau karinės linijos ir mus priglaudžia du pociai. Tai yra tuo metu pulkininkas leitenantas Arvydas Pocius, kuris yra savanorių, SKAT, kaip tada vadinosi vadas, ir jo žvalgybos viršininkas tuo metu dar vyrleitenantas, vėliau kapitonas Richardas Pocius, kuris vėliau vadovavo viešo saugumo tarnybai. Žodžiu, tai būtent ten mums sudaro tokią puikią vietą, kur mes galime po truputį įvairiausiais pavadinimais pavadinta ir žalioji rinktinė, 14 skyrius, savanorių žvalgų būrys, žodžiu, net pažymėjimai su įvairiais užrašais ir įvairiose vietose rodo įvairius pažymėjimus tam, kad visiškai tą sukurti tokį karo rūką, kasgi čia vyksta. Ir tai yra savanorius ir kai tik tai nuvilnydavo kokią bangą, savanoriai, beikit, tai nieko ten rimto, žodžiu. O kai jau viskas buvo padaryta, tai jau buvo vėlų kažką tai sutrukdyti. Įdomu tai, kad 95 metais, kai mes pradedam kurti IPT, tai tuo pačiu metu ir Kaune jėgeriai, jau amžinatelis pulkininkas leitenantas Veprauskas, tuo metu jie irgi dega norų padaryti kažką specialaus ir yra pervadinamas batalionas, dar jis buvo pėsninkų, bet jis planuojamas kurti kaip irgi specialiosios žvalgybos, daugiau batalionas. Ir jie labai teisingai paima Vytauto didžiojo jėgerių vardą ir jie čia konsultuojasi su karo muziejaus specialistais, su ponu Pociūnu, reiškia, jis parenkamas, nes pasirodo LDK, jie irgi žiūri istoriją, kas yra labai teisinga, labai puiku, ir paima jėgerių vardą, nes LDK buvo jėgerių regimentas. Jėgerių, kaip vadinamas, kurios surinkdavo pagrindė iš Eigulių, su trumpai štuceriais tokiais ir ne visai konvenciniai. Karą kariauti tai. Tuo pačiu metu kapitonas leitenantas Krisikaitis Klaipėdoje, jis buvo neįtikėtinas entuziastas nardymo ir jis pradeda formuoti kovos plaukikų komandą, dar dragūnų batalione. Aišku, visi susiduria su savo iššūkiais, bet panašių metų jie koviniai plaukikai gal net anksčiau pradeda ten formuotis, nes mes dar apsaugos skyriui 4 būry. Tai vat panašių metų atsiranda tokios iniciatyvos. Tas Lietuvos kovinis genas jis pasireiškia, tai nėra viena. Atsikartoja, ne? Jo, jis atsikartoja, replikuojasi. Ir čia mes važiuojam tolyn. Tai tokios labai svarbios datos, aš sakyčiau, yra kelios, nes nėra, kad štai vieną datą paukštį ir sukūrėm čia. Vakar čia buvom, reiškia, ar apsauga, ar pėsniko, dabar jau specpajėgos kitą dieną.
vieni iš pirmų savanorių ateidavo, gaudavo kitelį ir su džinsais savo laimingai pratybas galėdavo kulniuoti. Kaip atrodė tas kasdienis darbas, paprasta duona, paprasti batai? Kaip tuo metu atrodė vaizdas? 95 metais vaizdas buvo ypatingai melancholiškas. Todėl, kad uniformos būdavo skirtingos, batai klaikus, net su tokiu atitinkamu kvapu nuo tos kerzo, taip sakant, to degutų įtrintos, to brezento, tai net būdavo nesmagu kažkur užeiti į parduotuvę. Bet mes atsinešėm savo uniformas. Ir apsaugos skyriaus turėta, mes turėjom jau vardinius pistoletus, čia dovana buvo amerikiečių specialiųjų tarnybų apsaugos skyriui. Kokius be to? Legendinis ginklas Zigzaueris PD26. Visiškai tuo metu. Egzotika. Ir mes atsinešėm ir savo kažkiek leidžiamų buvo šovinių, galima buvo tada turėti prie vardinio ginklo. Savo virves atsinešėm, kopimui, nusileidimui. Apraišus patys siuvomės tiesiog dažnai už savo pinigus. Ir tai, nes šaudmenų buvo tik tai mažakalibriniam šautuvam ir treniruotis, ir tai labai ribotas skaičius. Taip pat ir degalų labai ribotas skaičius. Tai reikėjo praktiškai iš iniciatyvos iš apačios. Kaip įvyko tada tas įsiliejimas į kariuomenės šeimą apskritai? Mes visi kariškiai buvom iš principo gal. Oficialesnis, gal taip pavadinkime. Jo, bet aš paminėjau kelias datas. 44 metai, mes labai laukiam, kadangi buvo konferencija Seime, nes mes pasigendam datos. Kada prasidėjo mūsų karas po karo. Čia truputį vėl istoriją pradėsiu, nes tai nepaprastai svarbu. 44 metai ir mes jau kalbėjom su NSGK pirmininku, kad būtų labai gerai nustatyti datą, kad mes galėtume ją pažymėti. Kadagi prasidėjo mūsų karas ir kadagi mes skaitom, buvo padėti pamatai lietuviškom specpajėgom, nes iki to jų nėra, taip sakant, dar tarpukarį, dar jų nėra. Apie specpajėgas aš gal norėsiu vėliau grįžti, kada jos aplamai pradeda kurtis pasaulyje, tos tokios tikros. Taip. Su pilnu spektru sugebėjimu užduočių vykdyti. Tai, žodžiu, 44, tada 95 prasideda Lietuvoje įvairios iniciatyvos atkurti. Tada be abejo tokia tarpinė 97, kai oficialiai pati atsiranda, bet gal čia linija nuo vis tiek 95 metų. Ir tada nepaprastai svarbi data yra 2001 metai. Ir jūs paminėjote, kaip kitas vyksta, galbūt ne tiek įsiliejimas, kiek apjungimas įvairių vienetų. Nes tiek prancūzai, tiek vėliau amerikiečiai mums aiškiai labai parodo, kad jeigu jūs norite turėti specpajėgas, tikras karinės, ne kokį nors ten antiteroristinį padalinį ar specializuotą kontrataką ar dar, tai yra vienintelė vieta yra kariuomenė. Todėl, kad jums reikės ne tik tai tier 1 to elitinio vieneto, kuris įkaitų vadavimui, esant karo zonoje asmenų apsaugą gali vykdyti, ar įvairiausias dar operacijas, neutralizavimą teroristų lyderių, bet tikrai specpajėga. Prie to grįšime mes, nes čia manau labai svarbu. Tai yra kariuomenė, nes jums reiks dar specialiosios žvalgybos vieneto, kuris bus iš karto eyes on target, ir kuris lokalizuos operacijos vietą ir kuris parems, palaikys ugnimi. Ir esant reikalų netiesioginę ugnies paramą, tai yra minosvaidžiai ir lengvesni ir sunkesni. Jums to reikės. Jums reikės vandens specų, tai yra kovinių narų, ir aišku, jums reikės platformų. Jums reikės vandens platformų, tai yra laivai, jums reikės oro platformų, kad jūs nugabentų į vietą ir jūs galėtumėte desantuotis, jums reikės oro platformų, kurie galės pridengti snaiperių kulkosvaidžių ugnimi arba artimos atakos naikintuvų. Ir jums visų šito reikės. Tai yra tik kariuomenė. Tai mes šitą žinom, mes išmokyti, parodytą su praktika, jie pasidalino, kokios operacijas vykdė ir kaip. Ir čia jau įsijungia dar vienas nepaprastai svarbus generolas, kaip aš paminėjau, Pocius abudu ir generolas, tai yra generolas Tutkus. Jis tada kaip tik tai yra dėliojamas sausumos pajėgos atsiranda, nes anksčiau jų nėra ilgą laiką, jos gan vėlai atsiranda kaip pajėgos, kaip pajėgų rūšis, nes pas mus yra Geležinio vilko brigada, savanoriai ir dar, bet žodžiu yra apjungiama į sausumos pajėgas.
Ir jis tuo pačiu metu yra generolo Kronkaičio pavaduotojas ir jis nepaprastai palaiko šitą idėją jam. Net. Jis išgirsta, jis iš karto giliai supranta, nes jis pats yra pakariavęs, tai jis labai gerai išmano situaciją ir jis tampa tokiu patronu, žodžiu, tuo metu būtent apjungimo. Dar nepavyksta mums politinės vadovybės niekaip įtikinti ir 2001. Nepaprastai svarbi data, rugsėjo 11. Ir man skambina tuo metu jūrų kapitonas Ališauskas, jis jo 3 bosas tada yra. Ir sako, na tai kur tas jūsų idėjos turit dėl SOPO apjungimo? Taip, tamsa viskas yra, tai greit neškit, dabar čia pristatom generolą. Ir mes atnešam idėją ir kadangi mes jau darom pratybas Aitvaro eskadronų, susikūrė Aitvaras. Dar kol kas be jėgerių, bet dalyvauja Valerijaus Krisikaičio koviniai plaukikai, dalyvauja į oro pajėgų jau platformas, tai kapitoną Trasauską, čia būtinai reikia paminėti, jis entuziastas, ir Mi-8 pilotas Straiktasparnio ir oro pajėgos, jis tai pasijungia ir mes jau darom bendras pratybas Klaipėdoje, tai jau desantavimasis iš malūnų į fregatas atviro jūroje jau žodžiu, tai vyksta tokie kombinuoti veiksmai, jau abordažas vyksta laivų ir dar kol kas nekeltų, keltai čia vėliau, žodžiu, bet tai jau vyksta. Ir tada mes pristatom, kad mums dar reikia specialiosios žvalgybos būtinai vieneto, ir tai žinoma yra visi atsisuka jėgerių batalioną, gyva, sako, jie jau yra, va, tada aišku batalionas atrodo visai kitaip negu dabar, ten yra 600 žmonių, labai gražus skaičius, bet iš jų 400 šauktinių. Tai jūs įsivaizduojate su šauktiniais. Mamos, tetos, žodžiu. Ten kažkas kažkam užplojo per ausį, kažkas ten iš dalinio pasižiūrėjo, žodžiu, visi reikalai yra tik tai alfa kuopa. Ir žinoma, ten kaip tik vadas yra majoras tada Gudelevičius. Ir ten yra tie tikrieji jau profesionalūs kariai, kurie ir sudaro, bet vyru tik tai 45-43 žmonės. Žodžiu, ir mes suprantam, kad nėra vieningos sistemos, bet yra priimamas sprendimas, nes tai reikia daryti greitai. Ir 2001 metais, gruodžio 17 dieną, ministras Linkevičius siūlymu generolo Tutkaus, generolo Kronkaičio pasirašo įsakymą. Steigiu specialiųjų operacijų pajėgas Aitvaras. Taip atsiranda pajėgos ir kadangi jau patikrinti eskadronai, jau 2002 metais nusprendžiama yra išviešinti. Vat Lietuvos atsakas, mes iš tikrųjų parodėm stebuklingą greitį kaip valstybė, kaip krašto apsaugos ministerija, kariuomenė. Prieš iškart atsakas į rugsėjo 11, ką mes galime padaryti, nes jau mes matom, kad jau amerikiečiai pradėjo kariauti, jau prasideda dživuotas Global War on Terror. Ir tuo pačiu metu labai įdomiai sutampa, atvažiuoja prezidentas Valdas Adamkus, pasistebėti mūsų pratybų ir tuo pačiu metu mus kviečia amerikiečiai. Mes dar tikrai nesuprantam, ko jie mus kviečia, tiesiog kviečia specpajėgas, bet nusprendžiama, kad, na, jeigu jau kviečia, tai yra labai gera proga, dar ir parodom Geležinio vilko brigadą ir tada vyksta tuometinis brigados vadas, dabar jau atsargoja generolas Vaikšnoras ir vyksta dar iš gynybos štabo Daivis Petraitis ir kadangi manęs neišleidžia, nes sako, prezidentas važiuoja, tu ką, kur tu išvažiuosi, eik pristatinėk viską. Tai važiuoja tada mano pavaduotojas ir IPT vadas, mes tada su 2 kepurėm, nes nuo 2001 metų tu atsirandi reiškia double headed, nes tu vieną koją dar IPT vadas, kitą koją tu SOP vadas jau paskirtas. Bet SOP eskadronai formuojasi ad hoc, tai yra, pavyzdžiui, jeigu iškyla, jaučiam, kad gali iškilti problema, kariuomenės vado įsakymas, IPT štabas tampa SOP štabu, būtent SOP, ir tada priskiriami vienetai ir va mes turime Aitvaro eskadroną, 1 ar 2, kiek yra reikalinga suformuoti su atitinkamom užduotim. Nes čia dar išsiplėsiu truputį ir paimtas būtent pavadinimas Aitvaras. Tai pradžioje dar žmonės nesuprato, galvoja, kad tas Aitvaras, kur ant siūlo, čia iš tikrųjų yra iš Vinco Kreivės Mickevičiaus padavimai apie Aitvarą 30-26. Tai yra kažkada išleista, aš vaikystėje kažkada skaičiau. Čia tai be. Ir žodžiu, nes pavadinimas paimtas toks, kad operacijas vykdo Aitvaras, eskadronas. Bet jis suformuojamas, išvyksta, atlieka misiją, operaciją, užduotį, grįžta ir vėl užsiskirto. Ir jo nėra. Nes padavimas irgi taip pat. Aitvaras neturi aiškios formos, jis gali pasiversti žmogum, gyvūnų, laksto medžių viršūnėm, liepsnojančią odegą, blogiečių trobą sudegina, geriečiam padeda ir o kur Aitvaras? Niekas nežino. Niekas nežino. Tai už tai toks pavadinimas - greitas, ryžtingas, padedantis geriem, blogus nubaudžiantis ir
Jokiai pridėti. Ar teisinga būtų pasauliniu mastu žvelgiant specialių operacijų pajėgų startinį tašką dėti į SASO susikūrimą, ar reikėtų žiūrėti kažkur kitur? Labai teisingai pasirinkote periodą vystymosi kariuomenių, nes pas mus truputį buvo va čia keli metai atgal nukreivėzota ir vis dar, nes dabar yra sakoma, na tai va dabar jau konvencinė karų grėsmė padidėjus ir ateina. Ir ar dabar specpajėgos mokės ar galės transformuotis? Wrong. Didelė klaida. Ir čia reikia žiūrėti iš šaknis specpajėgų. Tikrosios specpajėgos, tokias kaip mes įsivaizduojam, aišku, jos transformuojasi, tobulėja, bet bazė išlieka ta pati. Jos susikūrė didžiausio pasaulinio konflikto metu. Tai yra antrasis pasaulinis karas ir patys pirmi vis dėlto yra vokiečiai. Vokiečiai, garsusis Brandenburgas. Iš pradžių batalionas, po to pulkas, garsieji diversantai, oro uostų užgrobimai, tiltų užgrobimai, apsukimai kelio ženklų, persirengimai net uniformom rusiškom ir panikos skleidimai. Yra garsusis Brandenburgas. Kaip istoriškai žvelgiant šitą mintis apie specialiąsias pajėgas sklido tiek per sąjungininkus, tiek per nesąjungininkus? Įdomi yra istorija susikūrimo tiek britų, tiek vokiečių. Dėl Brandenburgo ten eina tokių kaip ir konvencinių kelių, bet jie tuo metu yra nepaprastai motyvuoti ir už tai pas juos atsiranda neįtikėtinų idėjų pas vokiečius. Bet pačios tikrosios strateginės, nes jie yra žvalgai diversantai, sakykime, specialioji žvalgyba diversijos Brandenburgas. Jau tikrosios kaip Sasas, tai yra Skorcenio vis dėlto. Friedentalio pilis, Sonderverband, Obersturmbannführeris Otto Skorcenis. Jis taip suformuoja savo dalinį, kad jie įvykdo kartu beje su Jėgeriais vokiečių. Tai yra ta kombinacija jau tada matoma. Musolinio išvadavimas yra klasikinė operacija, kokios daromos ir dabar. Tai yra nuo tų pamatinių akmenų, tiesą pasakius, atsirado dronai, technologijos ryšiai, voteve naktinis, bet ta klasika jinai yra išlieka. Tai yra žvalgyba, lokalizacija ir tada intervencijos darinys, ką atstovauja. Tai Skorcenis ir jam, tiesą pasakius, pavyksta pasiekti ne Sasui, jie pasiekia labai svarbių rezultatų operacinių, naikindami stovinčius naikintuvus vokiečių. Ir Romelis pasiutęs yra baisiausiai, kaip jie tai daro. Bet nes jam didžiulė žala, sako, aš per vieną dieną prarandu daugiau lėktuvų nuo Saso negu per mėnesį oro mūšių. Tai, žodžiu, Skorcenis ir jam pavyksta pasiekti absoliučiai strateginių pasiekmių, todėl kad Musolinio išvadavimas Italija jau kapituliavus. Išvaduotas Musolinis pusė Italijos šiaurės pasisuka atgal prie sąjungininkų. Tas pats su Horčio sūnaus pagrobimu ir užimamų rūmų Budapešte. Todėl, kad vengrai jau viskas, jau sutarė, kad pereis į sovietų pusę. Iš vis pereis, nekapituliuos, o pereis į sovietų pusę. Bet po Skorcenio operacijos vengrai lieka prieš šią sąjungos. Tai va čia yra strateginiai tikslai. Mažo padalinio, 90 žmonių. Nes įdomu, žinom, mūsų partizanai irgi turėjo galimybę ir atsitraukti vakarus ir grįžti atgal parsinešti kažkokių žinių. Tai bandau ieškoti, ar yra užuominų pirmųjų besikūrenčių specialių operacijų pajėgų vakaruose ir žinių, kurias mes čia turėjome ir kurias vystėme. Taip. Čia labai dar svarbu reiktų paminėti. Aš anksčiau sakiau, kad instruktorius sakydavo, kad reikia visą laiką transformuotis pagal situaciją, tai čia būtinai, bet klasikiniai dalykai turi išlikti. Motyvacija, baziniai principai, jie turi išlikti. Ir nesvarbu, ar tu su VSD sulaikinėjai Vilniui airių teroristus, ar tu Bagrame vykdai specialiąją žvalgybą vidury Liepos, vidury dykumos, ar tu dalyvauji konvenciniam kare ir tau reikia sunaikinti priešo štabą, priešo sandėlį, pažiūrėkit, ką dabar daro būtent specialiųjų operacijų pajėgos, kurias beje mokė lietuvių, ukrainiečių. Tai yra misija. Jie net pasidžiaugė viešoje erdvėje, kaip buvo, kad mes dėkingi lietuviam, kad jie mums visą sukonstravo transformaciją nuo specnazo iki silų specialinių operacijų, kurie visą filosofiją dėlioja, parengimą ir viską. Tai jų vadas net yra davęs interviu tuo klausimu.
O apskritai tada irgi, kada supratot jau patys, kad atėjo metas lysti iš po akmens, turbūt į Afganistaną pirmasis žvilgsnis buvo, nesu tikras ar taip. Čia aš grįžtu, ką aš jau minėjau, kad kai teko pristatinėti prezidentui Adamkui, viską tuo metu Darius Jauniškis važiavo kartu su brigados atstovais į amerikiečių specpajėgų vadovybę. Ir padarė brigados pristatymą, padarė SOPO pristatymą Aitvaro, specialiųjų operacijų pajėgų. Ir po to pristatymo iš karto gauna kvietimą. Tai yra request for forces. Ir yra parvežamas tas request for forces atgal ir čia dar tiesą pasakius, visi sunkiai gali patikėti. Jūs ką juokaujat? Reiškia, jūs Afganistaną, eikit savo, ten tik deltas, asas gali vykdyti operacijas. O mes sakom, žinot, o ką, pas juos smegenės didesnės? Ar dvi širdis? Kas pas juos DNR'as kitoks, chromosomų daugiau? Viskas tas pats. Čia reikia tik tai motyvacijos, tinkamo pasirengimo ir disciplinos, viskas. Ir vykstam. Tada, kadangi ten visi dar, žiūrėk, galvoja, ir čia tikrai, generolas Tutkus asmeniškai važiuoja į specpajėgų štabą amerikiečių ir gauna antrą lygiai tokį patį copy-paste kvietimą request for forces. Prašyta. Ir kaip pasisekė pirmasis tas pabendravimas užsienį? Į pirmą eskadroną važiuoja Valerijus Šerelis ir Darius Jauniškis, vadas ir pavaduotojas. Ir kadangi tam eskadronė yra dar neįtraukti koviniai plaukikai, visi aišku labai stebisi, ką daro koviniai plaukikai dykumose. Tai mūsų atsakymas buvo, yra kupranugariai, dykumų laivai, kaip juos vadina, tai kaip mes be plaukikų. O iš tikrųjų tai yra tokie patys specpajėgų kariai, tiesiog jų pagrindinė terpė yra vanduo, bet kai vandenį visą laiką nesėdėsi, tai žodžiu yra iššūkis, važiuoja kariauti ten. Tai, bet dar jie neįtraukti, žaliukų nedaug ir amerikiečiai pasižiūrėję, jie sako, vis dėlto ir intensyvumo nėra tokio didelio. Jūs būsite prie 82 parašiutininkų divizijos ir vykdysit specialią žvalgybą, tokios pirmosios misijos. Ten jau yra ir kontaktas su priešininku. Ir dar, bet dar ne. Ir kai antras eskadronas atvažiuoja jau Aitvaras, arba pirmas Aitvaras su pilna komplektacija, ten jau yra taip sudėliota, kaip amerikiečiai ir tikėjosi iš mūsų, tada jau mes atsirandam po C.J. Sotif pavaldumu. Ir ten vadovauja toks pulkininkas Seleskis. C.J. Sotif tai yra Joint Combined Special Operations Headquarters. Ir ten vadovauja pulkininkas Seleskis. Ir vienas labai įdomus momentas yra, mes užeinam pirmą kartą į štabą, improvizuotas ten iš fanieros, nes viskas Bagramo griuvėsiuose, kurie ten visiškai neatsirado. Palapinės, fanieriniai nameliai, konteineriai. Ir mes užeinam į štabą ir pulkininkas atsisuka vadas ir sako, o, lietuviai, dabar mes pakariausim, kaip senais laikais, petys į petį. Ir mes žiūrim, galvojam, visai jau amerikiečių pulkininkui kažkas truputį keista, gal čia klimatas. Pasirodo, jis Lenkų kilmės. Ir už tai jisai sakė, va kaip prie Hocimo, žodžiu, ir prieš Griunvaldo, dabar petys į petį su lietuviais. Ir iš tikrųjų teko. O kaip ruošiatės, tarp kitko, pirmom misijom? Numatytas standartas. Ir pagrindinis dalykas yra lankstumas. Tu nežinai, kokie tu gausi užduotį. Ir tas, jūs klausėt apie konvencinius, jeigu, sakykime, daliniai, kurie buvo įjungti į SOPą, turėjo labiau konvencinį pasirengimą, su ilgu planavimu ir viską, tai doesn't work. Jį neveikia. Nes trumpiausią warningą prieš operaciją mes gavom 45 minutės prieš laipinantis į malūną. Tai tu turi būti visą laiką pasiruošęs, kaip prancūzai sako, tu žiūri pret, visą laiką. Ir tu turi nuolat treniruotis kartu. Train as you fight and fight as you train. Visą laiką, kartu su visa ekipuotė pilna. Ir pažinoti vienas kitą. Už tai specpajėgos negali būti didelės. Jos turi būti pakankamos, bet kad vieni kitų žinotų
jų pajėgumus, galimybės, vieno kito taktiką ir ką jis padarys, kad tu žinotum, ką jisai padarys. Čia ir ta vokiečių garsioji abstrakt taktika. Arba jeigu apie Nelsoną kalbą, tai jis nuolat vakarieniaudavo su Madeira, su savo flotilės karininkais. Ir kalbėdavosi apie jūrų mūšius, todėl kai jie išplaukė į Trafalgarą rikiuotę, tai Nelsono flagmanas Viktorija iškabino tik vieną komandą. Aš tikiu, kad kiekvienas Anglijos vyras atliks savo pareigą, nes visi vadai, kapitonai laivų žinojo, ką galvoja admirolas žinojo, ką galvoja jo kapitonai. Tai čia idėja tokia, principai. Aš labai atsimenu seniai matytą pirmą, dar tiesą sakant, gal net angliškai pamačiau tą vieno amerikiečių kario straipsnį apie karius mėlynom akim ir apie šituos ištrauktus motociklus pirmą kartą. Ir čia buvo grinai specialių operacijų pajėgų sugalvota adaptacija prie reljefo. Čia dar viena istorija. Iš tikrųjų, tai vietiniai barmalėjai ten, jie turėjo visiems pravardės, visoms specpajėgom, nes jie labai greitai atskirdavo, kad mašina kitokia, gali būti be antsiuvų, jie labai greitai atskiria, kad čia kiti. Ir jie turėjo nikus uždėjusius. Vieni galėjo būti rudabaržiai, kiti. O lietuviai buvo žmonės mėlynom akim, vyrai mėlynom akim. Todėl labai įdomiai, kai pasirodė tas straipsnis vokiečių žurnale, yra ginkluotė, bet ten, kuris vadinosi Menen mit blauen Augen, tai žodžiu, taip įdomiai nuskambėjo. Ir jo, jie tą pravardę žinodavom, todėl kad vyksta sigrekas nuolat. Ir mūsų vertėjas atitinkamom galimybėm girdi, ką jie šneka radijo stotim. Ir tai jiem atpažinus, kad atvyksta žmonės mėlynom akim, nemalonu labai buvo. Tarp kitko, 2004 metais sprendimas apjungti visus specialios paskirties vienetus po vieną vadovybę buvo. Ir jis buvo priimtas dėl patogesnio valdymo Afganistane ir buvo žvilgsnis toliau. Čia sekantis svarbi data. Ir tai jau tie vienetai jau yra apjungti pratybų metu, jie dar nėra nuolatiniai pavaldume ir mes, galima sakyti, turim atskirus biudžetus, kurie yra į kažką įjungti, tai nėra biudžetų. Kas atsitinka 2004 metais, tai natūraliai išdava, todėl kad tiesą pasakius sprendimai priimti jau 2003 metais. Ir pirmas įsakymas yra 2003 ir dar ten skamba kaip ir 2001 specialių operacijų pajėgos. Ir va dėl vieno užsispyrusio viceministro, mūsų kaip ir gero draugo Jono Gečo, jis užsispyrė ir sako, ne junginiais, mes padarysim junginį. Nors čia yra paradoksas, kaip 2001 metais mes generolui Kronkaičiui siūlėm daryti junginį. Operacijom atlikti. Bet jis sakė, man nepatinka. Ir mes jau susirūpėm, galvojom, jam nepatinka mūsų idėja. Ir mes sakėm, bet tamsa, vadė, bet čia, sako, čia viskas gerai, man nepatinka žodis, junginys. Bus pajėgos. Sakam, gerai, pajėgos, žinoma, žodžiu pajėgos, tada, kai jau iš tikrųjų atsiranda biudžetas ir viskas, ir yra į pastovų pavaldumą įtraukiama, dar tiesą pasakius, koviniai narai nėra įtraukiami, jie dar laivinė, jie tik operacinių pavaldumų. O saugas specialių operacijų grandys dar iki šiol operacinių pavaldumų. Taip, kad dar transformacijos to be continued, nes visą laiką reikia judėti ir tobulėti, augintis raumenis. Tai 2004 metais irgi įdomus momentas atsitinka. Krašto apsaugos ministerijos dokumentuose visur skamba specialių operacijų junginys, o vyriausybėje, kadangi reikia įregistruoti, nes atskira de facto ir de jure yra atskira pajėgų rūšis atsiranda. 4 pajėgų rūšis. Jau. Ir de jure taip pat. Ir jie žiūri kalbininkai, sako, ne, nes reikia registruoti. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt, registrė yra iki šiol užregistruota, sako, negali būti junginys. Junginys negali turėti savo biudžeto. Viskas, taškas. Tai reiškia tik pajėgos. Tai dokumentuose kamo yra junginys, o vyriausybėje užregistruota ir registrų centras yra specialių operacijų pajėgos. Tai čia toks žodžių žaismas keliauja. Kol finale, čia besistumdat su tais pavadinimais, tada irgi reikia būtinai paminėti čia signataras Saulius Pečeliūnas ir dabar kandidatas į prezidentus Dainius Žalimas.
jie susidėlioja ramiai įstatymo papildymą ir 2008 metais, kuri data dar viena, atstato visą galų gale pavadinimų teisingumą ir įtraukia į kasokti. Tai yra įtraukiama į įstatymą, nieks nepasikeičia absoliučiai, tada jau aš išvykstu mokytis ir tarnauju po to jau kitur. Žodžiu, tai pasikeičia, tik tai pavadinimas vėl sugrįžta kaip 2001 metais pajėgos ir tada Darius Jauniškis jau po manęs. Kokius namų darbus reikėjo atlikti, nes turbūt vien pasirašyti sakymą neužteko? Tiesą pasakius, visas betono sienas sulaužė minėti asmenys. Ja. Saulius Pečeliūnas ir Dainius Žalimas, nes jie mato efektą pasiektą, jie supranta svorį, jie mato tarptautinį atgarsį, kokį gauna valstybė dėl to. Ir jie supranta, kad tai reikia galutinai įteisinti ir įtvirtinti. Kad neatsirastų minčių keistų. Karas Ukrainoje, atrodo, keičia gynybos politikos kryptį link konvencinės daugiau gynybos. Tai kaip mūsų SOPAS, ar spėja į tą traukinį, ar taikosi į tą traukinį ir kaip jis gyvena su šitą idėją? Aš sakyčiau, kad jie jau tam traukinį ir nuvažiavę dar toliai į priekį yra. Ir nuo pat pradžių, nes aš kaip jau minėjau, Taip. Antras pasaulinis karas, kada susikūrė specialiosios pajėgos, pačios tikriausios tokios kaip mes. Ir šiaip tai atvirkščiai viskas įvyksta, nes įkaitų vadavimai, kova su terorizmu ir asmenų apsauga čia yra duodama vėliau specpajėgom. Pavyzdžiui, Britai, jie ne tam buvo sukurti, ne kovai su terorizmu, nes nebuvo to 20-ojo amžiaus maro, kurį pavadino vėliau. Ir jie yra sukūriami būtent specialiai žvalgybai, diversijom ir priešo užnugarį, priešo štabų naikinimui, taip pat susisiekimo linijų naikinimui. Va yra tikroji primary mission specpajėgų iš tikrųjų. O kai nevyksta karas ir prasidėjo terorizmas, kas tvarkysis? Nes su policija Miunchene buvo disasteris. Jūs prisimenat, reikėjo kurti tada GSG-9, bet jie yra būtent įkaitų vadavimo padalinys. Jie nėra kariuomenės specialiosios pajėgos, nes už tai vokiečiai sukūrė savo KSK, komandos Spezialkraft, kad jie turėtų tikrasias specpajėgas. Taip ir čianai. Aiškiai, mes turim policijoje dalinį, atitinkamos paskirties, jeigu ką, ir turim specialiasias pajėgas kariuomeniai, kurios primary mission yra būtent kariauti karus, dalyvauti karuose. Bet kai tai nevyksta, tai jos yra panaudojamos ir kitom funkcijom. Todėl nuo pat pradžių irgi buvo galvojama, IPT kuriant, kitus vienetus kuriant, kaip mes kovosim karo atveju, jeigu mūsų užpuls. Natūralu, čia gali būti įvairiausi scenarijai, ką ir NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas paminė, kad jeigu nėra dabar rizikos, kad bus konvencinis puolimas, tai gali būti diversijos. Pasižiūrėkite Izraelis, kas vyksta. Ir natūralu, ten įtraukiamos įvairios pajėgos. Ten mes matom ir sunkią techniką, mes matom ir specialiasias pajėgas, aviaciją mes matom viską. Tai specpajėgos jau priekį ten važiuoja, tuo traukiniu. Apskritai, žvelgdamas į dabartinį SOPą, ar esat patenkintas jo nueitų keliu? Pagrindinis dalykas, įdomiausias dalykas, galbūt toks, tai yra žmonės SOPE. Todėl, kad tai yra ypatingi žmonės, kurie turi savybių, kurios paaiškėja per atranką, per ilgą sunkią atranką, reikalingų būtent specialiom operacijom vykdyti, nes ne kiekvienas gali būti lakūnas, ne kiekvienas gali būti jūreivis, ne kiekvienas gali būti ir SOPO. Ir mes todėl nešūkalojam, kad mes geriausi, bet kitokie. Nes ten reikia būti kitokiu, kad padaryti tai, sakykime, ko nėra pavedama kitiem atitinkamiem daliniam. Ir tie žmonės yra tiesiog puikus. Todėl pats įdomiausias dalykas ir buvo su jais bendrauti, su jais kariauti. Ir galiu tik palinkėti, ką ir sakiau jau perduodamas simbolį SOPO Dariui Jauniškiui, kad laikykit savo kalavijus aštrius, savo skydus tvirtai, o savo priešus už gerklės. Tai to ir palinkėkim. Ačiū Jums labai už Jūsų laiką, už Jūsų žinias. Ir dėkui visiems žiūrėjusiems. Mes susitiksime lygiai po savaitės. Nepamirškite sekti ir Locked and Loaded Facebook paskyroje. Iki.